I'm gonna still speak in English. Yeah, for sure, no worries. But we're gonna ask you Lithuanian, so. Yeah, good. Okay. Kelionė prasideda. Viso gero. Berlynas. O dabar man kur? Daug lengviau keliauti į areną, kai tu čia jau kartą esi buvęs. Ir daug mažinai, kur eit, ką sėst, kur važiuot. Tai dabar jaučiuosi labai komfortabiliai. Can I take a video selfie with you? Thank you, you made my day. Thank you, no problem. Nuvažiavau ne ten. Dabar man rašo, kad iki Berlyno Uber arenos 3 valandas 10 minučių reikia autobusą važiuoti. Oh, man! Tai esu miestelį, kurio pavadinimas Doberluk-Kirchain. Štai tokia traukinių stotis. Ein, drei. Thank you, danke. Pagaliau aš esu čia. Štai ir viskas, turiu akreditaciją. Negaliu patikėti, toks biškis realus jausmas. Čia pradėjau savo projektą, aš tikrai buvo toks iš bucket listo sąrašų patekti į Eurolygos finalinį ketvirtį kaip žurnalistas. Ir negalvojau, kad taip greitai pateksiu. Antri metai bandau ir patenku, pirmais metais manęs nepriėmė, antrais metais jau priėmė. Tai aš tai priimu kaip mano projekto pripažinimą, paskatinimą toliau darbuotis. Kietai, žiauriai kietai. Ir štai dabar esu. I like. Hello all, welcome back to EuroLeague Fantasy Podcast with Mateo Narūnas. And guess where we are? We are at EuroLeague Final Four at Berlin. Hello Mateo. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. Gerai, dar šiek tiek Europos krepšinio žvaigždžių ir varysi iš arenos. Darbo diena baigėsi. Gražiai atrodo šitą areną. Čia sugrįšiu rytoj, sugrįšiu poryt, sugrįšiu už poryt. Čiau.